Labas rytas, draugai mano. Šiandien yra šeštadienis. Galiu jums pasakyti, atsikėliau 11:30. Aš negaliu, žinokite, man kažkas su to miegu yra dabar nenormalu. Aš buvau prabudus po 9 ir galvoju, va jau viskas kelsiuos, bet vėl nesupratau, kaip užmigau. Ir atsikėliau 11:30. Nu tai va. Svarbiausiai, kad išsimiegot, aš nežinau, ar čia tiesiog tas oras taip slegia. Bet dabar tikrai gerai jaučiuosi, va pasidažiau, vėl košytę pasidariau. Šiaip praeitus kartus darydavausi su pienu, o dabar nebeturiu pieno, tai dariausi tiesiog su vandeniu, bet įsidėjau cukraus, sviesto, druskytės ir dar skaniau, man atrodo, gavosi. Tai laukiu labai papusryčiauti. Mūsų sena indaplovė dar vis stovi, bet vakar jau pasiskambinom ir susitarėm, kad pirmadienį atvažiuos nemokamai išvežti buitinės technikos surinkėjai. Per skelbiu.lt tokie pasirodo yra ir jie atvažiuoja, pasiema, įsiveža ir nereikės, kaip sakant, mums čia vežti kažkur tai. Tokios tokelės, turėsiu 1 valandą klientę, tai eisiu dar plaukučių susitvarkyti. Dar šiandien reikės būtinai pasidaryti 8 mėnesių pilvuko nuotraukas, tai dar būtinai reikės nepamiršti. Ir va, keliaukime į šeštadienį kartu su manim. Nu va, mano skanus pusrytukai. Einam kažką įsijungti per televizorių, pažiūrėti, kol ramiai savo pavalgysiu. Plaukučiai sutvarkyti. Iš tikrųjų, kai aš darau šitą tokią sleek bun, tai aš niekada nenaudoju lako jau pastaruoju metu, nebent ten į kokią fotosesiją, bet jeigu tai va namuose, tai visą laiką užsipuršiu visokių priemonių, žinokit, tai leave-in kondicionieriaus, tai kokį purškiklį su keratinu ir man kažkaip tai labai gerai laikosi. Lakas, visos tos tokios fiksavimo priemonės, iš tikrųjų vis tiek jos ir labiau sausina plauką, tai man kažkaip pasiteisino. Žinau, kad dar kiti ir kaukę tiesiog užsitepa, tai esu ir taip darius ne vieną kartą. Dar per plauko ilgį visą laiką užsipurškiu kažkokios priemonės, tokios drekinančios. Ir, žodžiu, mirksta plaukai, tada gėrija. O mano klientė tuoj ateina už 10 minučių, tai einu pabaigti ruoštis darbui ir pasimatysime jau po darbuko. Ta prasme, ar aš esu gyva, tikėtina, kad visiškai ne. Aš, žinokite, va ką tik baigiau dirbti, va ką tik dabar. O dabar yra, ta prasme, beveik 6. Belenkaip noriu valgyti, belenkaip jau silpna buvo pasidarę, tai einu susitvarkysiu savo darbo vietą visą. Ir Matas jau užsakęs picos, sakė, už 7 minučių bus, tai varysim pavalgyti picos, aš jaučiu, žinokit, prarysiu tiesiog visą picą. Žodžiu, net nespėjau nufilmuoti, nes iš karto vyksta ėdimas. Jokauju, nefilmuosiu tas, nes apsinuoginęs po to visi matys tavo raumenyną visą. Na, draugai, mano labai skaniai picutę suvalgėm, truputį pagulėjom, pažiūrėjom naujienas apie Amerikos nušautą Health CEO. Pasižiūrėjom video iš CNN. Žiauru, iš tikrųjų. Bet, kaip supratau, amerikiečiai džiaugiasi dėl to. Paėmiau siuntinuką, reikės išsiųsti ir varau pasiimti. Nėra šviesos. Ir varau pasiimti Astą iš oro uosto. Taip va. Labai dar noriu įkelti nuotraukytes šiandienos mano darbo. Jūs pasižiūrėkit, kaip gražiai atrodo klienčių plaukučiai ir tokios fainos mano klientės. Tiesiog atrodo tokio nuostabumo, ar yra toks žodis net, bet tokios tiesiog mielos, nuostabios. Atrodo, kad ir kaip man sunku yra dirbti, aš be galo esu laiminga, kad jumis turiu, kurios ateinat pas mane ir pasitikit manim. Tai va, o dabar šalta belenkaip, laukiam, kol
Laukiam, kol užkais variklis biškim. Ir dar prieš varant iki oro uosto pasiimt Astą, sustosiu pas ją į namus, sutvarkysiu katytės, kad jinai grįžus po skrydžio, nu, jai tiek daug nereikėtų visko daryti. Tai biški dar pagelbėsiu greitai, nes ten užtruks gal 10 minučių. Mokėt, šiandienos vlogas, tai yra tiesiog 10 iš 10. Žinau, nieko nesakykit. Tiesiog tikrai ne visą laiką filmuoju save ir kalbu smulkmenas tiesiog. Jau viskas iš oro uosto paėmiau, Astą parvežiau. Asta visa buvo tokia nervuota po skrydžio, nes buvau susimaišęs dienas, pasirodo ją į koncertą šiandien. Kažkoks vyksta Žalgirio arenoje, net nežinau koks, bet dėl to jaučiu tiek daug žmonių mieste. Tai va, greitai ją parvežiau ir einu namučio. Dar mes šiandieną neatidarėm su Matu savo kalėdinės dovanėlės. Tai eisim to atidaryti. Jo. Vakarinis šiandieną traukimas mūsų. Kokią renkiesi? Šitą. Nu, davai. O tu žinai, kas čia yra? Nu, kaip aš mažiukai galiu nežinoti visas dovanas. Aš kiekvieną žinau. O kas tu galvoji čia yra? Nežinau. Šampūnas. Nu. Žiūrim, ar tu teisingai atspėjai. Taip. Va, 3 viename, tai ko man reikia? 3 viename, duša žalia. Kad mano nebenaudotum, nes mano jau visą sunaudojai. 3 litrai tokia. Nu, galvoju, kad ilgesniam laikui užtektų. Gerai. O mes žiūrim, ką? Spėju, lūpom kažkas tai. Tai galvoju. Einu savo, kaip atspėjau, ką? Lip gloss. Turime lūpų blizgės fazaikę, atidarysiu. O. Išbandom iš karto. Dabar galėsi bučiuot mane saldžiai. Labai Matai, kaip fainas. žinau, kad tau reikia susidaryti. Labai fainai. Šitas vlogas, tai žinokit, tiesiog 10 iš 10. Jūs per visą šitą mėnesį mane matysite, ta prasme, su visais mano chalatais tiesiog. Raudona, balta, juoda, pilka, kokį norit, bet aš tai esu visiškai chalato žmogus. Man chalatai, nežinau, nuo mažens aš visą laiką, kažkaip tai ir mama būdavo su chalatu ir aš nuo mažens turėdavau chalatus, tai kai bandai ištemti vlogą ir kalbi tiesiog apie chalatus. Bet aš einu veiduką nusiplauti ir eisim jau su matuku įsijungti kokį filmą ar kažką. Aš dabar ką tik montavau video ir gavosi 8 minutės. Sakau, per trumpas, reikia truputį dar medžiagos. Sako, tai eik, sako, į tualetą pakalbė kažką. Here I am. Tai va, iš tikrųjų reikia man nusiplauti veiduką. Tai padarysime kartu su jumis tuo pačiu. Žodžiu, draugai mano. Atsimenat, pradžioj vlogo sakiau, kad reikia pilvuką nusifotkinti 8 mėnesių. Tai ir dar paminėjau, kad nepamiršti. Tai aš pamiršau. Reikės rytoj pasidaryti ryte. Iš tikrųjų, pačioj pradžioj aš tiek daug fotkinausi ir daugiau visokių video dariau, o dabar, iš tikrųjų, žinokit, nesijaučiu žiauriai gerai, nu, ta prasme, savo kūne. Tai atrodo, net nesinori ten. Nebėra tokio
entuziazmo fotkintis, bet reikia, kad būtų prisiminimai, nes padarius esu aš nuo 3 mėnesio, 3, 4, 5, 6, 7, kiekvieną kartą bandau tokiu pačiu outfitu, tokioj pačioj panašioj pozoj, tai galvoju visai smagu po to bus koliažą sudėti, tai reikia tą 8 mėnesį, o 9 iš vis reikės. Tai va, pasislėpus po lapais. Kadangi Matas vis tiek nežiūri šitų vlogų, aš manau, kad galima jisai net nežinos, ką aš čia kalbu. Vakar grįžtu namo. Iš tikrųjų nenufilmavau, nes... Ne vakar, čia buvo užvakar. Nenufilmavau, nes man pačiai gėda yra prieš save. Bet... grįžtu namo ir iš Mato kalendoriaus 4 saldainių šokoladų dovanos yra išpakuotos. Bet jos yra išpakuotos ne vaiduoklio namuose, bet mano brangiausių šuniukų. Jos, ta prasme, visas pakuotės atsidarė savo ir pasisaldino. Bet nieko negalima kaltinti, tik tais, kaip sakant, pačią save. Trūksta dabar 5 dovanų. Ir vėl, ta prasme, jūs grinai per šitas 30 dienų matysite, kaip aš tiesiog vis papildau Mato kalendorių. Tai vėl reikia 5 dovanų. Ir galvoju, gal vieną iš dovanų būtų fainai į savo koncertą gruodžio 14 dieną. Bet blemba, man atrodo visai brangoki biletai. Tuoj to kalendoriaus vertė bus 500 eurų. 400 tiksliau. Bus kaip mano kalendoriaus vertė 400 eurų, bet kainavo 5. Tai Mato kalendorius iš tikrųjų tuoj bus 400 eurų vertės. Nes iš tikrųjų aš pastebėjau, kad tų saldainių jisai nelabai nori. Nes jį baisiai beria jo veidą nuo šokolado. Ir aš dabar galvoju, kad būtų fainiau kažką tai kito nupirkti, bet nežinau, atrodo, nes noriu, kad labai brangiai gautųsi, bet viskas, kas atrodo fainai, tai kainuoja belenkiek. Na, žodžiu, nežinau, reikės sugalvoti kažką. Gal kartu varysim paieškoti į Akropolį vėl kažko, tai gal kokio vitamino C reikia nupirkti, nes labai gerai sveikatai. Iš tikrųjų, jeigu turit kokių idėjų, parašykit komentaruose. Gal padėsit, bet į komentarus, jeigu parašysit, iš tikrųjų gali jisai perskaityti, nors jis tikrai nežiūri mano vlogų ir tikrai neskaito. Pasimatysime rytoj, šiandieną vlogas toks, koks yra. Ir einu išties kojytės, atsigulti, apsikabinti, kaip sakant, savo mylimuką, mylimukės ir eisime jau po biškį miegoti. Ar aš galvojau nuo pirmadienio pradėti anksčiau keltis ir tuo pačiu bandyti su jumis pavloginti. Jeigu aš čia 11:30 kelsiuos, tai režimo jokio nebus. Aš čia buvau vienu momentu 8 ryto keldavausi ir pati prabusdavau ir tokia gera, žinokit, ryte savijauta būdavo, aš tiek daug visko pasidarydavau. Pabandysime gal nuo pirmadienio ir tokį challenge'ą. Tai va, viskas draugai, labanaktis ir jum, bučkiai. Ačiū, kad žiūrit, būtinai paspauskite like ant video ir jeigu galite, pasubscribinkit. Tai iki rytojus. Ciao.